Sveiki, mano mėlyjeji, sveikinu jūs su nauju savo video. Nustebau, kad taip greit laikas praėjo, kad mano paskutinis video buvo tik kovo mėnesį, taip laikas lekia, nes nauja tarnystė tikrai reikalauja daug dėmesio ir daug koncentracijos. Tas naujas etapas, kuris prasidėjo sausio mėnesį, kai aš perėmiau dieninės pamainos vadovavimą, tikrai man kainuoja daug laiko, daug energijos, daug visko persidėlioti mano dienotvarkį ir taip toliau. Bet aš esu labai laiminga. Kas naujo maldos namuose, tai 2 žmonės prisijungė kaip kandidatai, būsimieji misionieriai prie dieninės pamainos. Tai mane labai džiugina, nes šiuo metu mūsų pamaina nėra pati didžiausia ir mums tikrai reikia pastiprinimo. Bet Viešpats tai žino ir tai yra jo darbas, tai yra jo projektas, todėl aš labai tikrai juo pasitikiu. Ir žinoma, didžiulis džiaugsmas pristatyti jum, kad MER konferencija tikrai įvyks sausio mėnesį kitais metais, nuo 4 iki 7 dienos. Ir aš kviečiu tikrai visus, kurie nors kiek domitės maldos namais, kažkokiu būdu su Viešpačiu suderėti, kad jūs atvyktumėt. Tikrai verta. Kita konferencija nežinia kada bus. Tikrai kitais metais, po metų nebus jos, bet kada Viešpats pašauks, vėl darysim. Bet šios progos tikrai siūlyčiau nepražiopsoti. Kas buvo, žinot, apie ką kalbu, ir kiekvienais metais mūsų konferencija yra vis geresnė ir geresnė, nes Viešpats laimina mus idėjomis, žmonėmis, finansais ir visų kuo. Ir tikrai mes norim tuo dalintis. Ir gera, kai žmonės atvyksta, nes tai turi jiems tolesniam gyvenimui kažkokį tai poveikį. Didesnį ar mažesnį, visi, kurie buvo MER konferencijoje, apie tai liudija. Galbūt kai kuriems ne taip svarbu, kai kuriems tai buvo gyvenimo, pavyzdžiui, sprogimas, kaip man. Antras dalykas, ką noriu pasidalinti, taigi, dalyvavimas šitoj vadovavimo tarnystėj tikrai moko mane labai persižiūrėti savo gyvenimą. Tai pirmas dalykas, kas mane nustebino, kad Viešpats šitoj tarnystėj ypatingai sako, stiprink savo kūną. Aš visą laiką buvau tokia neištežus, bet dar daugiau sportuoti, dar labiau koncentruotis, ką valgau ir kiek valgau ir kaip valgau, kada einu miegoti, tai mane truputėlį nustebino. Ir aš supratau, kad mes krikščionys, mes katalikai labai mažai dėmesio tam skiriam. Ir tai yra nuodėmė, sakyčiau, nes mūsų kūnas ir mūsų siela yra šventosios dvasios buveinė. Ir jeigu aš nesirūpinu savimi, tai tuos pašaukimus, tuos darbus, kuriuos Viešpats man norėtų patikėti, aš tiesiog neturiu jėgų jų įvykdyti. Ir dėl šitos priežasties aš mielai tą darau. Aišku, kad būna situacijų, kurios nepriklauso nuo manęs. Žmonės sportuoja, žmonės stengiasi ir vis tiek niekas neįvyksta. Arba ateina liga netikėtai sveikiems žmonėms. Tai apie tuos dalykus jie ir taip gali nutikti. Bet jeigu aš dar nededu pastangų arba nieko nedarau, kad aš būdama 50 arba truputėlį jau virš, būčiau sveika ir pajėgi kurti Dievo karalystę, tai man čia yra nuodėmė. Nežinau, kaip jūs tai suprantat, bet aš norėjau apie tai pasidalinti. Dieninės pamainos maldos laikas arba temos, už kurias aš meldžiuosi, tai yra kaip ir buvo Dievo nuotaka, Jėzaus kūnas, bažnyčia Europoje. Nes man visos šitos šalys brangios, ypatingai Lietuva ir Vokietija. Ir kuo toliau, tuo labiau aš jaučiu, kad tas autoritetas manyje stiprėja.
Taigi tie, kurie norėtumėte išgirsti, kaip aš meldžiuosi, karts nuo karto lietuviškai meldžiuosi, galit prisijungti prie Gebėt Saus arba maldos namų. Jums kaip partneriams buvo pasiūlymas, kad jūs galite antradieniais gauti tą nuorodą, kur karts nuo karto vadovauju ir aš maldai. Jeigu norėtumėte, tai ar parašykit man asmeniškai ir aš paaiškinsiu, kaip tą padaryti. Tai va, Dievo žodis, kuris mane lydi jau nuo kovo mėnesio, tai yra 33 psalmė ir ypatingai 12 eilutė, kur viešpats sako: laiminga tauta, kurios Dievas yra viešpats, tauta, kurią jis išsirinko paveldu. Ir aš galvoju, jeigu šitas dalykas taptų realybė, jeigu mes krikščionys iš tikrųjų rimtai į tai žiūrėtume, jeigu mes kovotume dėl to, dvasinę kovą, pasnikautume ir melstumės, laimintume savo tautą, kokia kitokia atmosfera, koks kitoks skonis būtų mūsų šalyse. Tai esam pakeliui, kviečiu ir jūs tą daryti aktyviai ar mažiau aktyviai, bet tikrai neatsitolint. Mūsų gyvenimas priklauso viešpačiui. Mes gimėm ir atėjom į šį pasaulį ne tik dėl savęs. Jis aišku, kad suinteresuotas mūsų laimė, bet jeigu mes sukamės tik apie save pačius, anksčiau ar vėliau nutinka dalykai, kurie mus išrauna iš šito rato, iš šito voverės rato, nes viešpats nori, kad mes būtume laimingai. Ir tik tada, kai aš rūpinuosi savo laimę ir Dievo karalystės statymu, tik tada šitos dvi dimensijos susijungia, duoda man laimingumo pojūtį ir ramybės pojūtį, kad mirtis artėja, o aš džiaugiuosi. Nes viską, ką reikia nuveikti, veikiu aš dabar. Aš veikiu ir tam reikalingas, kaip priminsiu vėl, stiprus kūnas, stipri dvasia, Dievo žodis ir taip toliau. Ir trečioji tema, finansai. Oi, man atrodo, kad būtent dėl šitos temos aš taip ilgai vilkinau šį paskutinį video. Aš ruošiausi savaitėm, jaučiau pašaukimą ir vis atidėliau. Tam buvo aibė priežasčių, pora iš jų, kad pabandžius apie tai pakalbėti su savo artimais draugais Lietuvoje, supratau arba mano supratimu, jie nesuprato, apie ką aš noriu kalbėti, kodėl apie finansus aš noriu kalbėti. Žinoma, kad aš esu priklausoma nuo savo partnerių, nes kitaip aš šitos tarnystės tiesiog negalėčiau daryti, bet tai yra ne vienintelė priežastis. Tai 3 tokiais etapais noriu apie finansus pakalbėti. Tai mano pačios situacija. Tai nuo praeitų metų rugsėjo atkrito 7 mano partneriai. Kai kurie su didesnėm sumom, kai kurie su mažesnėm sumom, bet visi ne mažesnė 50 eurų suma, nes jie yra ir Gebėt Saus partneriai, maldos namų partneriai. Ir tai mane šiek tiek sudrebino. Aš daug jėgų ir laiko skyriau tam vadovavimui, dienos pamainos vadovavimui, nes tai buvo mano nauja tarnystė, ar iki šiol dar yra naujoji tarnystė, dar nei metų nėra, ir kuri reikalauja daug jėgų ir pastangų, bet tuo pačiu kažkaip vis dirstelėdavau į tą savo situaciją ir tokia jaučiausi truputėlį surakinta. Ta baimė, kad ir vėl nukrito, ir vėl gavau žinutę, ir vėl. Pavyzdžiui, 3 žmonės net nepranešė, kad jie neberems manęs daugiau. Vokiečiams tai yra visiškai nebūdinga. Ir aš tada klausiu viešpatę, kas čia yra, kas čia vyksta, ką tu nori pasakyti. Praeitais metais aš sukūriau grupę tokią trumpą asmeninių žmonių, galbūt ir iš jūsų kažkas gavo tą žinutę. Ir mano finansai susitvarkė, bet partnerių ratas nepadidėjo. Ta prasme, ta skylė, kuri buvo 450 eurų pernai, maždaug apie rugsėjį spalio mėnesį,
likusi iki šios dienos. Tai reiškia, jeigu aš nerasiu 9 potencialių partnerių po 50 eurų, tai yra minimumas norint būti maldos namų partneriais per mano asmenį arba šiaip juos remti, tai va, jeigu nerasiu tų 9 žmonių, mano atlyginimas turės sumažėti. Ir man tai nėra problema. Problema nėra atlyginimo sumažinime. Problema yra, kad kažką viešpats nori man tuo pasakyti ir kažkaip nori kitus žmonės pakviesti, investuoti į mane. Ir apie tai kalbėti man yra lietuviškai yra labai, labai, labai nedrąsu. Bet vis tik viešpats manyje yra stipresnis ir aš noriu būti jam, ar kitaip sakant, tai dvasiai paklusni. Aš jaučiu, kad jau metus laiko viešpats ragina apie šitą temą daugiau daryti video, ne tik tai partneriams, bet atvirai pradėti kalbėti apie finansus, pradėti tokius trumpus intro apie finansus kalbėti. Ir aš žinau, kiek žmonių priešiškai arba jautriai į tai sureaguos. Tai man atima tikrai norą ir drąsą, bet aš nebegaliu atidėlioti to pašaukimo, daugiau atidėlioti negaliu. Tai viena iš dalių, mano pašaukimas yra platus, kaip ir kiekvieno krikščionio, bet šiuo metu tikrai nusprendžiau, kad darau pirmuosius žingsnius tą linkme. Man reikės kažkokios tai grupės žmonių, kurie su manim kartu stovėtų ir norėtų, kad Lietuvoje šis proveržis įvyktų, kad pagaliau mes kaip krikščionys pradėtume sveikai kalbėti ir galvoti apie pinigus. Be baimės, be drebulio, be tokio siaubo scenario, ir tam reikalinga treniruotė ir proveržis. Tas krenta ne ant manęs vienos. Tai yra mūsų bendras projektas. Ir jeigu jūs jaučiat, kad turit pašaukimą mane šitoj vietoj paremti malda, stovėjimu, tai labai labai kviečiu asmeniškai parašyti. Aš dar padarysiu kitą mėnesį dar vieną video grinai šitam asmeniniam kvietimui, kad stovėt. Ką reiškia stovėti maldoj? Tai reiškia visa širdimi pritarti tam, ką aš darau, apie ką aš noriu liudyti ir kalbėti. Aš aišku pasidalinčiau su jumis. Tai va, kad finansai yra nei švarus, nei nešvarus reikalas. Finansai yra viena dalis, kuri mums reikalinga, kad mes šioje žemėje galėtume gyventi, Europoje galėtume gyventi. Ir finansai yra viena dalis, kuri mus visus jungia. Taigi, tai šitas dalykas yra tikrai nemažas ir, kaip sakiau, aš žengiu pirmą žingsnį ir darysiu šitą dalyką. Kokiu būdu dar nežinau iki galo, bet pirmiausia noriu pasidalinti, kad aš jau pasakiau viešpačiui taip. Ir smagu yra tai, kad viešpats laukia, kol aš būsiu pasiruošus. Jis neragina mane greičiau, negu aš galiu tai padaryti. Jis nespaudžia manęs, jis leidžia man augti, kol aš sakau viešpatį, dabar galiu. Tai tas taip mano pirmas mažutis žingsnis įvyko, kaip vyks toliau žiūrėsim, priklausys nuo komandos, kuri mane, kaip sakiau, maldoj parems. Ir maldos rėmimas tai nereiškia, kad kiekvieną dieną ten valandą už neringą melstis. Ne, pirmiausia, tai yra tas suvokimas. Aš dvasioje suprantu, kad tai yra svarbu ir aš noriu, kad jinai tai darytų. Tai yra pirmas dalykas. O visa kita, ar ten 3 minutės į mėnesį, ar kasdieną 10 minučių maldos, tai jau čia nusprendžia kiekvienas žmogus ir kiekvienas yra laisvas nuspręsti. Ir porą liudijimų. Vasarą aš turėjau tokią nuojautą, kad noriu šiemet dar aplankyti Romą. Dar nesu buvusi Italijoje ir labai labai norėjau Romą aplankyti. Ir kažkaip jaučiau, kad tikrai šiemet, kai grįžau namo, pasižiūrėjau savo finansus, pagaliau pasižiūrėjau partnerių sąrašus, pamačiau, kiek atkritusių žmonių, susiskaičiavau viską ir galvoju, nu ne,
Ne, tai ne, nieko tokio. Ir girdžiu viduj balsą, viešpatės balsą, kurį aš jau atpažįstu. Neringa, skrisk į Romą. Ir aš taip sakau, viešpatė, rimtai, dabar, kai šitokia situacija, aš turiu skristi į Romą? Ir jis sako, taip. Tada aš pasiskolinau 100 eurų, kad galėčiau nusipirkti bilietus į Romą. Dar pasiskolinus 2 dienas dėlsiau, ar tikrai viešpatė, ar tikrai. Ir nusipirkau tos bilietus į Romą. Labai viskas pavyko, tenais spalio pradžioj skrisiu. Bet kas svarbiausia įvyko? Aš per tuos pasidalinimus savo, kad man reikia finansų, kad partnerių ieškau, su keliais vokiečiais šnekėjau ir karts nuo karto žmonės remia tiesiog tokia vienkartinė auka, duoda tiesiog pinigų šiaip savo, arba palieka vokelį ir taip toliau. Ir aš gavau per tą laiką porą vokelių, bet man iš karto nedaėjo. Po vieno pokalbio aš vaikščiojau gamtoj ir staiga man toksai buvo wow. Kai aš nusipirkau tuos bilietus į Romą, tada atėjo tie 2 vokeliai. Ir man tai buvo toksai, kai aš suvokimas arba tikrai toksai sprogimas, palėtimas, toks žaibas, net sakyčiau, perskrodintis visą mano širdį, kai aš esu paklusni viešpačiui arba kai aš galvoju, kad jis to prašo. Kartais galim klysti ir nieko baisaus, bet jeigu aš noriu arba aš darau dėl to, kad aš tikiu, kad viešpats mane kviečia, viešpatės palaiminimas ateina 100. Tikrai. Tai va, antras dalykas, šita visa situacija su partnerių ratu ir ta skylė, kuri dabar yra, kaip sakiau, 450 eurų šiuo metu, aš buvau pasidalinus, kaip sakiau, prieš 10 mėnesių ir meldėmės, mes ten daug įvyko stebuklų, bet ta skylė liko, ta skylė iki šiol liko. Kadangi aš buvau šiek tiek pasitaupęs, tai jie galėjo padengti tuos atlyginimus, bet dabar viskas jau nulis ir toliau eiti nėra kur, arba reikia mažinti atlyginimą, arba ieškoti naujų, arba ieškoti ir rasti naujų partnerių. Nėra kitos išeities. Tai va, ir aš su partneriais apie tai nesikalbėjau. Ir šią savaitę, kai aš visą savaitę gyvenau šituo video, ką aš jums pasakysiu, staiga rašo viena mano sesė iš Lietuvos, aš padidinsiu savo rėmimą tau nuo 50 iki 70 eurų. Man buvo taip stipru ir taip brangu ir taip svarbu išgirsti, kad viešpats žino, ką daro, kad man reikia išstovėti šitoj situacijoje, nedrebėti, nebijoti, nesigėdinti, kad man reikia pinigų, bet išstovėti tiesoje ir prieš visus tuos priešiškumus, žmogiškus priešiškumus, sakyti, taip viešpatie, aš darysiu tai toliau. Ir kitas partneris parašė šį rytą. Vokiečių jauna šeima parašė, kad irgi padidina savo paramą man per Gebetshausą 30 eurų. Tai man toksai stebuklas. Ir vat per tuos stebuklus aš toliau galiu keliauti. Aš noriu pabaigti šitą video malda ir palaiminimu, aš užmerksiu akis, tikiuosi, kad jūsų tai nešokiruos, man geriau taip susikoncentruoti, taip aš įpratus melstis ir tikrai džiaugiuosi, kad jūs turiu ar dvasinius rėmėjus, ar ir dvasinius, ir finansinius. Tai yra man didžiulė, brangi dovana. Dangiškasis Tėte, aš dėkoju už kiekvieną, kuri žiūri šitą video. Aš dėkoju už tavo širdį, kad tu atveri mums savo širdį, kad tu mus kartu sujungi į vieną kūną. Viešpatie, meldžiu, kad tu palaimintum kiekvieną savo šventąją dvasią, savo tikėjimu, savo viltimi, savo žinojimu, viešpatie, kad jų gyvenimas taptų lengvesnis, kad jų finansai irgi susitvarkytų, kad duotum vilties, viešpatie, dar labiau tavim pasitikėti.
Jėzau Kristau, dėkoju už tavo kraują, kad tu nuplovei mūsų savo krauju ir kad tu kiekvieną kartą vėl iš naujo mus plauni, kai mums to reikia. Jėzau Kristau, atiduodu tau širdį ir atiduodu šitos žmonės, kurie žiūri šitą video. Palaimink Viešpatie juos, palaimink jų širdį Viešpatie viltimi gyventi ne tik dėl savęs, bet viltimi gyventi dėl tavo dangaus karalystės. Dangiškasis Tėti, dėkoju tau už tavo sūnų, kad tu mums jį dovanoji, kad mes turėtume gyvenimą apsčiai per jį, nes jis yra tiesa, kelias ir gyvenimas. Šventoji dvasia, atverk širdis tų žmonių, kurie dar tavęs ieško, kurie dar nepažįsta dangiškojo Tėčio meilės. Atverk jų širdis, pamatyti tą pilnatvę, kurią tu esi kiekvienam paruošęs. Tavo Jėzau Kristau vardu, dangiškojo Tėčio garbei per šventąją dvasią meldžiu ir džiaugiuosi. Amen. Likite sveiki.